Sąlyginai ramus penktadienio vakaras, nes kraugeriai uodai truputėlį čia bando man kraują šiek tiek sumažinti, bet kažkaip išlaikysim turbūt šitą išbandymą. Ryte važiavau į Vilnių ir 5:10 sustabdė Švenčionyse policija, reidas buvo alkoholio patikrinimo ir privažiuojant mačiau, kad būtent apie tai yra ir tokia šypsena didelė ant veido. Galvoju, faina. Dariau tą langelį, sako, pūskit per atstumą. Jis pasiėmė tą aparatą atgal, sakau, aš jau 9 metus nevartoju alkoholio. Jis taip išdidžiai sako, pažiūrėsime. Gero kelio. Ir aš išvažiavau ir pagalvojau, kad aš taip gerai jaučiuosi su tuo, kad aš neturiu savo gyvenime tos priklausomybės, kurią turi tu vienokio ar kitokioj formoj. Ne tik tai, kad gerai jaučiuosi ir atvirą širdimi gali atvažiuoti bet kuriuo metu ir man visiškai nebaisu, aš tiesiog prieš save jaučiuosi teisingai, kad aš gyvenu gyvenimą, kuris yra pasirinktas mano ir yra teisingai. Manęs nedrasko baimė, abejonės, patikrins, nepatikrins, kažkas labai paprastas pavyzdys. Ir lygiai taip pat nuvažiavau toliau, nebijau, kas gali būti koks kitas reidas, nes man visiškai tai nesvarbu. Prabėgo diena, sutikimą turėjau su dukra, jinai perdavė man popierius tam tikrus dokumentus ir jinai sako, aš nežinau, kas vyksta, bet mano draugų tarpe, jai yra 26 metai, visi yra ne tai, kad nusiminę, jie visiškam pasimetime šitam gyvenime, nesupranta, kaip kur toliau čia judėti, apie ką jisai sako, aš vasarą šiltą turėtų džiaugti žmonės, o žmonės nesidžiaugia. Jos amžiaus jaunimas nesidžiaugia gyvenimu, nes kažkas jiems neįtinka, jie nemato jokios ateities. Jie nemato ateities. Važiuodamas į priekį, aš mačiau ateitį. Ateitis yra tai, ką aš darau, tai kaip aš gyvenu. Jie nemato. Ir aš klausiu, kokie pavyzdžiai tų žmonių, kodėl jie nusiminę. Tai viena mergina dirba darbą, kurio nekenčia, kur mokamas mažas atlyginimas. Jis norėtų mokytis, dirbti kažkokį kitokį darbą, galbūt kažkokį akademinį išsilavinimą gauti, bet to neišeina padaryti. Kodėl? Todėl, kad užstrigimas gyvenime, nematymas, ką reikia padaryti, kaip tai išeiti iš tos būsenos, o yra lūkestis, kad norėtų, kad būtų kitaip, kad jinai būtų kitoje pozicijoje, pas kitus tas pats. Ką jauni žmonės mato apie savo nekilnojamą turtą? Nieko. Jie neturi jokios galimybės jo įsigyti. Net ir turintis ganėtinai turtingas šeimas, tas jaunimas, jie nebesupranta, kaip čia reikėtų ką gyventi. Jie glaudžiasi pas tėvus ir tikisi, kad tie tėvai anksčiau numirs, jie gaus kažkokį tą butelį, kur pagyventi. Nematyti ateities pas žmonės. Ir ta ateitis susijusi su kokia ta prasmė gyvenimo? Tai yra su dvasinė kelionė, nes jie gavę visą materialumą, visą patogumą, kuris yra įkištas jiems. Patogu, lengva, tu nusipelnėjai ir kur tai nuveda. Technologijos, kurios atsiradusios tų žmonių gyvenimuose, užima didžiąją dalį viso to laiko. Bendravimas vyksta pagrindė šitom priemonėm. Niekas nemoka bendrauti. Technologijos yra gerai, o tai kas su pasauliu pasidarė? Kodėl visi sugriuvę ir nelaimingi? Kodėl niekas nemato prasmės? Kodėl nėra džiugesio? Kodėl nėra pozityvumo, optimizmo? Pas nieką nėra. Pasiklausk pas savo aplinkinius, kaip jie gyvena, apie ką. Jie gal tau meluos, bet tu pajausi, kad jie meluoja. Aš nematau laimingų žmonių ir man tas matosi per įvykius, kurie vyksta aplinkui. Baigė šitas pokalbis, man jisai buvo įdomus mintymo atgal važiuojant, nes aš važiuodamas nesiklausau jokios muzikos. Ir galiu pamastyti apie tai, kas atsitiko šios dienos metu, ar kažkokia tai ateina informacija, man mintis, ką reikėtų man į ateitį nusimatyti, pasižiūrėti, panagrinėti. Ir važiuojant jau čia pas mane, kuo toliau nuo miesto, tuo didesnė ramybė, tuo didesnė taika mano širdyje. Nes aš važiuoju nuo to šurmulio ir nuo to rato jau nelaimingumo, nes tokia banga nelaimingumo tose miestuose susiformavusi, pas save į gamtą ir privažiavau lauką, kuriame ganosi
karviukai. Karvės, jaučiai, veršiukai, mažučiai, ką tik atsiradę šitam gyvenime. Toks taikingas vaizdas, labai graži aplinka čia aplinkui, čia yra neįtikėtina. Nežinau, man čia kaip Šveicarija kažkokia tai. Ir aš sustojau, kad pasižiūrėti juos. Juos nuo manęs skiria, žinai kas? Va tokia nedidelė virvutė, per kurią teka elektra. Ir jautis pamatęs mane, bandė galbūt pasižiūrėti apie ką čia aš, bet jis nedrįso, žengė keli žingsnius ir jisai nedrįsta peržengti toliau. Skiria jų gyvenimą laisvę, tų gyvūnų, va tokia virvutė. Jų sąmonė yra žema, žmonių sąmonė šiek tiek aukštesnė, bet aš vertinu, kad mūsų kaip žmonių sąmonė yra ant tiek žema, kad mes nesuvokiame pagrindinių dalykų, kaip kas vyksta šitame pasaulyje. Tie gyvūnai, ta žolytė savo rupšnoja, neužilgo jie bus atskirti. Tie jautukai išvažiuos ar dar pauks kažkur tai ten, kur yra skerdykla. Karvytės dar duos pieną, jaučiai taip pat eis į mėsą. Labai paprastas pasaulis. Jie negali niekur ištrūkti, todėl kad jiems uždėta kažkokia riba. Ir žinai ką? Tau lygiai tas pats padaryta. Visiems uždėta ta plonytė virvutė, kurios negalima peržengti, kurios neįmanoma peržengti, kuri yra riba tavo suvokime. Ir tas skausmas, tas nelaimingumas yra būtent tose ribose, kur yra tau nubrėžta. Kodėl aš galiu taip vertinti? Todėl, kad aš matau skirtingas realybės. Matau ir galiu jas lyginti. Realybės, kurios yra suformuotos tau, visiems. Ir tos realybės, kurios yra čia man, kur niekas neformuoja. Nes čia yra gamta ir tas tikrumas ir aiškumas. Auga medis, dabar lyja lietus, dabar nėra jokio vėjo. Žalia žolė, šlapia žolė, lapai jau kažkur apkritę, avietės jau panauksios. Čia nėra ką pameluoti ar kažką tai padaryti ar kažką pristumti. Čia yra tiesiog yra. Sistema yra sukurta tau, aš tokią prielaidą darau, kad tu būtum nelaimingas, kad tu nesiektum nieko, kad tu būtum silpnas, kad tu nekovotum, kad tu būtum pajungtas ir vergautum, nes tu vergas esi. Vergas savo įpročių, savo įgeidžių, savo troškimų, savo noriu ir tau tai yra suformuota. Kai aš lyginu save, kai aš troškau, kažko norėjau, įsigydavau, turėdavau materialiam pasaulyje ar santykiuose, aš nebuvau džiugesyje. Aš lygiai taip pat buvau paskendęs tame liūdesyje ir prasmės nematyme. Tas materialumas, kurio tu sieki ir kuris tau įkištas, sistemiškai įkištas, daro tave labai nelaimingą. Nėra jokio dvasinio vedimo, kuris yra pagrindas, kaip šitame pasaulyje išgyventi. Ir ta sistema, kurią aš kūriau savo, kad tapti tuo stipriu, pasitikinčiu, laimingu, pozityviu žmogumi, išeiti iš to nelaimingumo, jinai veikia šiame laike. Jinai ne iš kažkokių praeičių, kažkokių raštų, kurie yra kažkur, tai ten kažkas yra paskaitoma. Čia yra šitoje realybėje tinkanti programa. Tai, ką aš kūriausi, kas yra aktualu dabar. Tavo skausmą tau suformuoja išorė. Ta išorė yra visa informacija, kuri patenka pas tave per skaitmeną, per technologijas. Mes turim tokią galimybę pasirinkti, kaip jas valdyti. Bet mūsų instinktai, žemieji žmogiški instinktai neleidžia mums to padaryti. Ir tau visų pirma neleidžia to padaryti. Tu esi priklausomas nuo impulsų, nuo pastovių dirgiklių, kuriuos tau pateikia tom dabartiniam priemonėm. Pati geriausia priemonė valdyti žmonėms iki šiol sukurta. Jinai tobulinama ir tai yra tas kalėjimas, į kurį tu esi patekęs. Prieš kelias dienas turėjau pokalbį su žmogumi, kuris patekęs į skausmą, į bėdą ir jisai kreipėsi pagalbos. Mes turėjom video pokalbį, pirminį pokalbį, jisai ir nemokamas, pasižiūrėti, ar tinkama ta programa, pasižiūrėti apie ką tas žmogus ir net aš to pirmo pokalbio metu visą laiką duodu gaires, kur judėti, kaip suprast tą pasaulį, kaip ir įkvėpiu tuos žmonės tikėti ir turėti viltį. Papasakoju apie tai, kaip su juo sudėtinga tam gyvenime, kaip kuo toliau, tuo labiau tą tamsą eina.
Aš žinau, kad ir tu ten pataini, nesvarbu net kartais, kiek tu pinigų turi, tu esi toj tamsoje. Tai jo pasakymas, kai aš jam pasakiau aplinkybės tokios sąlygos, tokios tavo investicija tokia, jis sako, tai žinai, tai jo, tai čia, tai aš dabar negaliu, gal prioritetai yra pagrindiniai čia, apie tave. Tavo investicija turi būti dabar tik tai apie tave. Ne rinkti pinigus paskolai butui, kurio tu niekada neišsimokėsi per šitą gyvenimą, o surasti, kaip išgydyti save, kaip pastiprinti save, kaip būti aukščiausiame energetinėme savo lygmenyje, kad tu galėtum kažką tai keisti. Čia yra ta investicija. Kai tu manai, kad kažkas svarbiau yra kito, tu niekada nieko nesusitvarkysi. Ir aš matau daugybę žmonių, kurie paklysta tame, nes mano, kad tai gal nėra taip svarbu ir nereikėtų čia investuoti. Taip gal biški vienas kitas pokalbis. Lygiai taip pat aš žinau, jeigu tu žiūri mano video 115 kartą ir sakai, o, gerai, čia Darius pasakė teisingai, ir nusisukęs 50 kartų pasižiūri trumpųjų video filmukų apie katę šokančias, tai tavo gyvenimas ir nepasikeis niekada. Tu turi nebežiūrėti nei manęs, nei tų kačių, o pradėti veikti, pasidaryti planą savo gyvenimą. Aš kiekvieną kartą raginsiu tave tai padaryti, raginsiu ir kvėpinėsiu padaryti, pokyti. Nėra nieko beviltiško, tai pasaulis žiauriai neteisingas. Matau paskutiniu metu, kas vyksta ir specialiai nagrinėjusi tas masinės valdymo priemonės. Tai yra, aš jaučiu, kokioj tu kančiojasi, aš nesu ten, aš neturiu baimės, aš neturiu liūdesio, nusivylimo, nieko aš neturiu. Man yra įdomu atrasti šitą pasaulį, man yra įdomu, ką aš nuveiksiu per šitą gyvenimą. Taigi planą tu gali pasidaryti ir išeiti iš šito nelaimingumo. Tu nesi prirakintas. Tie gyvūnai gali perlipti, peršokti ir išeiti į laisvę. Lygiai taip pat tu, tą barjerą, kuris yra orinis barjeras, tu gali imti ir peržengti. Peržengus šitą ribą atsiveria visiškai kitos galimybės, visiškai kitas pasaulis. Tu dabar esi virtualioj realybėj. Sukurta realybė tokia, kokia yra jinai neteisinga, kuri yra sargdinanti tave ir daranti tave nelaimingu. Tu nematai tikros realybės. Tikrą realybę tu gali surasti, gilindamas į save. Šitoje kelionėje pagrindas yra dvasinis augimas, tikėjimas. Aš tikiu Dievą. Ne religiją, o į Dievą. Man jis yra ir aš esu vedamas jo. Ir aš gyvenu pakilų, paprastą, kuklų gyvenimą, įkvėpdamas tave daryti tuos pokyčius ir tapti pavyzdžiu kitiems. Būk stiprus.